komplemento komanda. Apdovanojame komandinį prizų kalną. Prašom komandos kapitoną priimti prizą. Ir sidabro medalis apdovanojami komandos žaidėjai. Grublionis, Andrejevas, Sakalauskas ir 3 bendrapavardžiai Putnas. Broliai ir Medalius įteikė mūsų seniūnė Alina Vickienė. Na ir dabar kviečiame pagrindinį turnyro rėmėją Vaidą Grigelevičių įteikti pagrindinį taurę, paminint mūsų krepšinio turnyrą skirtą Inturkės 640 km. Prašom Molėtų sporto centro komandos kapitoną priimti šią taurę. Ir taip pat komandai įteikiamas krepšinio kamuolys. Dar kamuolį prisidės. Ar tokios neturėjęs? Medalį. Aukso medaliais apdovanojami komandos žaidėjai. Leišis, Koperaitis, Valiukas, Vitkavičius, Virbalas, Rusinskas, Šeikis, Sūdintas. Ir mūsų teisėjų kolegijos sprendimu naudingiausio turnyro žaidėjų pripažintas Molėtų sporto centro atstovas ponas Virbalas. Na ir taip pat dar žodį seniūnį, kuri nori dar priminti mūsų rėmėjus ir apdovanoti ir kurios aktyvios dalyvius. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šios šventės sumanytojai, idėjų generatoriui ir organizatoriui, rėmėjų ieškotojui ir visos šventės daugmaž scenarijos parašymui. Tai mūsų kraštiečių, mūsų mokyklos auklėtinių, mūsų, na aš sakau, inturkiečių, Raimundui Umbrasui, paplokime, kaip jo dėka šita šventė, kokia yra, kokia yra. Ačiū, Raimundai. Raimundai, toliau tau, tokios energijos. Ne tik ir visada laukiam tavęs sugrįžti į Inturkę. Ačiū tau. Taip pat noriu dar kartą pagarsinti visus rėmėjus. Tai pagrindinį rėmėją turime su taurės įsteigėją, tai Vaidas Grigelevičius. Ačiū Vaidai. UAB Galuotas, Vilnių Buveinį, Česlovo Gadio kaimo turizmo sodyba ir Ragasa, Giedriui Nedėlai, Gediminui Švilkai, Eglai ir Valdui Karulams, Stasui ir Aidai Degans, Dalykas Pirtis, Edmundui Umbrasui, HBH iš Gyra. Toliau norėčiau padėkoti dar Jovitai už šios dienos sekretariavimą ir be abejo
kitų šventinių dienų, jubiliejinių renginių padėjėja. Ačiū tau, Jolita. Visada laukiam tavęs sugrįžtant į Pirkėją. Taip pat ačiū ir Agnei prizas. Ir taip pat mūsų garso operatoriui Mantui Pumpučiui ir atminimo prizelis. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti savo dviems mokytojams, kurie ištikimai 3 dienas atidirbo. Vienas viską įamžino, kitas organizavo šitą sportinį renginį. Tai Vytui. Ačiū Vytui už visų renginių įamžinimą. Taip, Vytui ir dėkoju ir seniūnija tikrai už gerai organizuotą krepšinio turnyrą. Ir Vytui tikimės, kad šitas turnyras tik pirmasis, bet jokių būdų ne paskutinis. Jų bus daug. Sėkmės, ačiū tau, labai labai. Ir dar mums talkino daug būrys teisėjų. Taigi, ačiū visiems. Ir kiek aš dabar matau, čia yra Vaicekauskų šeimyna. Ačiū visiems. Ir dovanojam irgi gabalėlį. Imkite. Dar mūsų šventė nesibaigė, lieka patys įdomiausi konkursai, tai yra tritaškių metimo konkursas, mūsų rajondas organizuos ir taip pat yra svarsčių kėlimo konkursas, tai užsirašiusius dalyvius prašom prie įrankių. Ir lankai ant galo, dar žiūrovai. Ir dar žiūrovai, jeigu norite išbandyti savo rankos taiklumą, tai galite dar pašaudyti. Prizas bus įsteigtas. Tai bus įsteigtas specialus prizas, taip kad prašom aktyviai dalyvauti.